dieną, aš esu Sultonidas Talačievskis, o čia Sultonidas Kubilidas. Jeigu jūs žiūrite šitą video, reiškia, kad mūsų nebėra. Arba to nebebus. O kodėl nebebus? Dar nežinau. Tai vienu žodžiu sužinosit vėliau. Per 12 metų užgyventi mokykloje mes prikaupėm daug turto ir norime palikti ateities kartai. Čia nelabai ir gerų dalykų yra, čia nelabai kur panaudosit, bet mes vis tiek turime palikti. Čia nieko neparašyta, čia balta knyga, nežinau, ko šiuo metu. Čia sunku iš tikrųjų visą tai sakyti, nes čia yra mums labai brangus dalykai, bet mes kaip nors paskaitysim, tikėsimės, kad jums patiks visą tai. Taigi, daugiau netidėliokim, ką mes paliekame, brolau. O mes norėtume palikti dulkes ant spintelių, nes pas mus mokiniai yra tokie nevalyviai, jie niekas netvarko spintelių, nevalo jų ir labai yra daug dulkių, todėl mes tikimės, kad ateities kartos išsivalys viską ir sutvarkys. Jos nenaudotos, tikrai galiu garantuoti. Taip. Toliau, ką mes norime palikti, tai čia šiais naujoviškais laikais gavom 2 tokias įspūdingas protingąsias lentas, kurios beveik neveikia. Bet gal veiks, mes turim vilčių. Taip, tikėkime, kad jum veiks, nes ten reikia kompiuterių geresnių, tenais viso kito. Kompų neduodam, kompus patys. Jo, kompus pasimsim, bet jūs nusipirksit savo kompiuterius. Tai mes toliau turėtume palikti visiškai nereikšmingą mokykloje daiktą, tai nepanaudotus vėjelius. Ką apie tai manai? Aš manau, kad jums reikės nusipirkti rozetės dar, nes ir tas pametėm, atsiprašom. Jo, be rozečių vėjeliai neveiks. Mes jau kokius... 2 metus jau neveikia jie mums, nes nėra rozečių. Neradom rozečių niekur. Nes ateis gal geresni laikai, krizė baigsis, nusipirks. Čia išplyšęs puslapis, dar gerai. O vienas iš svarbiausių dalykų, ką norim palikti ir tikimės, kad jums tai padės, tai mūsų patį brangiausią mokyklinį autobusiuką ir jo brangų vairuotoją Sigimantą. Taigi, ką dar norėtume palikti? Tai dviračių stovus, kurie visada užimti ir mano nuomonė niekam nereikalingi. O čia einam su manim pašaukti. Liftus dar norėtume palikti, kurių irgi naudot nebus galima. Mes nenaudojam, jūs nenaudosit. Dar dušus, jų irgi naudot negalima, mes nenaudojam, jūs nenaudosim. Paliekame kilimėlį, mes jį naudojam, jūs nenaudosit. Televizorių turime ne vieną, ne 2, jei neklystu. Turite? Pražydo tobilai, griežlės kardena neramiai, kartoja čempionėms lyg ryto, kad vėl šieno nesulytų, kad neišlytų iš žiedų ir nuo rasų ir spindulių. Juk šienų žiemą šitaip reikia, tada saldus bus pienas vaikui. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai pradalgio lydėjo ant tėvo dalgio ašmenų. Čia matėte mūsų muzikinį palikimą. Šitą dainą mes traukdavom kiekvieną pertrauką su labai puikia kompanija. Yra, kaip minėjau, paliekam televizorius, kameras, kas dar daug vietų stovėjimo aikštelėje, iš tikrųjų. Kur kaip nesusitikti? Jo, nes jų trūko, neturėdavom kur pastatyti mašiną, nedaug dėjau pastatysi prie geltonos linijos. Prie geltonos linijos? Kur nieko nebūna. O pats pagrindinis mokinio ingredientas, ką norime palikti, tai mūsų mokyklinės uniformas. Prašom pasigerėti, kokios mūsų buvo geros uniformos. Jos iš tikrųjų buvo tokios patogios, vėsios, galėdavai, jeigu nori prisisiūti rankovės, ten su gintelėm prisidėdavo. Ir vasarą, ir žiemą, puikus universalus kostiumas. Taigi, šių laikų viena iš didžiausių naujovių, ką mūsų mokyklai pavyko pasiekti, tai pasirašė sutartį su universitetais. Todėl mes jas išdidžiai jums paliekam, gailimės, kad mes jų neturėjom, bet tikimės, kad jums tai pravers. Nu ir pabaigai, ką norėtume pasakyti, tai norėtume palikti maldaknygę mūsų, nežinau, iš kur jinai čia atsirado, ir makrofleksą. Mes visus metus su jo galvojam padaryti kažkokią tai išdaigą,
kažką tais pripūsti, bet, na, užkietėjo per tą laiką. Neatsikėm. Jo, ir mes taip ir nepriputėm. Tai mes paliekam jum makrofleksą, kad gal jum pasiseks jį kaip nors atitirpdyti, gal ką nors pripūsi, padarysit iš daigų. Ir kilimėlį nepaliekam vis dėlto, ne? Ne, kilimėlį nepaliksim, bet galim parodyti, kaip jis iš tikrųjų atrodo, nes gal jūs norėsit pasigaminti, o jeigu norėsit pasigaminti, tai žiūrėkit laidas Pasigamink pats ir išeis jų. Va, prašau. Prašom pasižiūrėti. Ne ta pusė. Apverčiam. Paprašom pasižiūrėti. Čia iš tikrųjų viskas yra iš sidabro ir aukso padaryta. Tenais apačioje va tos skiltelės, kur yra, tai jos išilko. Ir čia flomasteris. Jo, ir čia flomasteris, bet jis turbūt nepaprastas, jis tas dželinis. Ir va tiek. Kaip ir viskas. Taigi mes norime, kad jūs išvalytumėt tuos bus iš pasinės, valgyklos remontuotumėt ir grąžintumėt skanėsto aparatą. Labai dėkui. Dėkui. Kas skambina? Kas čia skambina? Ko nori? Kokio soliuko? Aš to, kai tau gausiu, tai nepagausiu. Čia jau daug. Jau čia hebridė. Jo, čia hebridė. Alio. Nežinau, blemba, čia Laba diena. sudėtinga viskas. Jeigu mes žiūrime šitą video, tai mūsų nėra arba Aš pupiliui daviau šnekėt, blemba, galvoju, kad mokytas skambina.